Draugo redakcijoje susitinkame ir su chorvedžiu Dariumi Polikaičiu, kurio visa šeima ne tik muzikuoja, bet ir yra lietuvybės puoselėtojai. Nes Lietuva mums dar vis kalba. Jos tik reikia žinot, kur klausytis. Va čia, širdyje. Ir ji mums sako, aš čia gyva. Ieškojo tėviškės tamsioj naktyje kapas. Kur tu tėvynė, kur tu Lietuva. Darius Polikaitis tiesiogiai susijęs su dainuojančia revoliucija Lietuvoje. 1989-aisiais, dar nepaskelbus nepriklausomybės, roko marše dalyvavo 2 grupės iš Jungtinių valstijų ir Kanados. Taip pat Darius Polikaitis su grupe. Tokiu būdu prieš 35 metus buvo siekiama atkurti Lietuvos nepriklausomybę ir išvesti okupacinę sovietų kariuomenę. Pastebėjau, kad seneliai iš tikrųjų per daug apie tuos laikus nekalbėdavo. Esu kažkur skaitęs, kad iš tikrųjų tai yra tam tikras būdas žmogaus, kad apsisaugot gal nuo skaudžių tokių prisiminimų ir įsikurti. Reiškia, tai padeda jiems išgyventi sunkius pergyvenimus, kad įsikurti šalyje. Nežinau, ar tai tiesa buvo apie mano senelius, bet turiu prisipažinti, kad labiau girdėjau iš tėvelių apie jų pergyvenimus. Žinoma, mano mama ir tėtis, tėtai buvo 9 metai, kai paliko Lietuvą, mamai 5. Bet mama, pavyzdžiui, aplankėm ten, turbūt jau dabar prieš 10 metų su mama ir mano vaikais ir žmona aplankėm jos gimtinę, dar jų gyvenamasis namas dar stovi. Tai šulinys ten buvo, sako, aš prisiminė tą šulinį prie durų, laukinių durų, kurį paliko savo lėlytę, kadangi senelis sakė, kad jau turim vežime per daug dalykų, jau nebegali imtis tos lėlytės, tai va čia aš palikau tą lėlytę. Mama prisiminė tokius dalykus, ne? Dar prisiminė iš tikrųjų, kad mano teta, kuri buvo jos jaunesnė sesuo, kelionėje labai smarkiai susirgo ir jie iš tikrųjų galvojo, kad ji mirs ir jau buvo pasiruošę netgi laidoti, kadangi turėjo tai skubiai daryti, kadangi frontas artėjo, bet ji kažkaip išsikapstė. Ir paskui dar tėvelis ir pasakojęs istorijų, kaip Vokietijoje, kaip paskelbė, kad visi keliai yra uždaryti ir jie tarėsi, ką dabar daryti su tais, kurie kartu keliauja ten vežimuose. Ir pravažiuoja karo mašina ir užsuka kampą ir iškrenta toks cilindras toksai. Tai jie nueina, pasižiūri ir ten visi žemėlapiai yra, karo žemėlapiai ir visi šalutiniai keliai sužymėti. Ir taip jie nežino iki šios dienos, ar tai netyčia buvo, ar tai tyčia kažkas jų pasigailėjo ir sakė, gal jie suras kelią, kaip į vakarus nuvažiuoti. Aš vyriausias esu, paskui brolis Audrius, kuris irgi pianinu grojo, ir akordeonu groja, ir klarnetu kurį laiką grojo, ir puikiai dainuoja, reiškia, ir chore mūsų dainuoja. Sesuo Rima kanklėmis grojo, fleitą, irgi dainuoja puikiai, irgi chore dainuoja. Brolis Marius saksofonu, pianinu, dainuoja, iš tikrųjų, iš mūsų visų 4 turbūt pats geriausias iš mūsų dainininkas. Tai čia broliai seserys. Žinot, bet ta giminė iš tikrųjų yra visa eilė pusbrolių ir pusseserių irgi, kurie yra labai aktyvūs muzikoje. Tai būna, kad kai susirenka giminė, pavyzdžiui, ypač vestuvių proga, tai būna, kad jau vestuvėm susirenka jau choras, reiškia, per mišias gieda, kaip reikiant choras, kadangi ten kokie 20-25 šeimos nariai, gieda bažnytinės giesmės per vestuvinių mišių metu. 5 dainas, kurias lietuvis privalo žinoti. Čia tai geras klausimas. Žinoma, Lietuvos himną. Lietuva brangi. Labai sunku paskui jau po to, kadangi čia jau pradeda priklausyti nuo sąlygų, bet mažam kambarėlį ugnelę kuriu. Oi, dabar užsimiršau žodžiai, įsivaizduokit. Mažam kambarėlį ugnelę kuriu, girdžiu kaip motulė kalba su kariu. Aš gal kažką ne taip čia žodžių, gal sumaišiau žodžius, bet, žinoma, liaudies daina tai galima maišyti. Kai prasidėjo karas Ukrainoje, Rusijai puolant Ukrainą ir kai žmonės bėgo į vakarus, tai mano mama pasakė tokį dalyką, kad jai
taip prisiminė tos dienos, kai jie bėgo ir tik tai, kad nevežimai jau mašinos ir visi lagaminai dabar su ratukais. Tai toks buvo jos. Ir šiaip, jeigu nebūtų toksai skaudus dalykas, tai būtų galima net pasijuokti truputėlį iš tokio dalyko, bet iš tikrųjų labai skaudu ir kad tokie dalykai pasikartoja istorijoje po tiek metų. Žinot, tokia maža šalis, bet galėjo Lietuva sakyti, nu gerai, mes esam dabar nepriklausomi, mes laisvi, jūs dabar visi kiti tvarkykitės, mes nesimaišysim, mes nesipyksim, pavyzdžiui, su Kinija ar ko tai. Bet Lietuva nebijo. Ir man atrodo, tai yra labai drąsu ir tai yra labai nuoširdu ir gražu, kad Lietuva prisimindama savo istoriją, reiškia remia kitas tautas, kurios siekia panašių dalykų. Kalnus aš praėjau, upes perbridau, kalnus aš praėjau, upes perbridau, kalnus aš praėjau, upes perbridau, oi neklausk motule, mirti aš bijau. O paskui ten karys, bet kadangi motulį užklausė, ar sūnelė, ar tu mirti nebijai, jis sako, jo, aš mirti bijau, bet kas iš to, jeigu aš būsiu laimingas, o kiti liūdės. Tai čia dainos mintis tokia labai graži. Kitame Stop juostos maršrute vėl keliausime po Čikagą. Jos iš skrybėlaičių įsitraukia smeigtukus, tokius, badė jais policininkus. Čia yra tikras lietuviškas ardeko tėvynė. Šį lietuvyną nevaikštau, paskui žiūriu, kad visi linksniuoja. Lietuvynas. Tai, kad jie įsigando, tie studentai, jie manė, kad komunistai perėmė Ameriką. Čia ir yra tas rajonas Lituanikos, tik tai aš dabar stebiuosi, kad paklydau. Laida kuriama dalinai finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, patronuojant Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.